kuris metras, pusmetris, sekundė ar jos dalis yra. 11 metrų baudinys. Taip, Edvinas Baniulis parodė savo gerąsią savybę šiame epizode. Na, toks puolėjiškas 11 metrų baudinys. Atrodė, nieko pavojingo ten negali būti, tačiau Edvinas Baniulis, dar kartą žiūrim, perskaitė situaciją. Danielis Romanovskis ir Eliasas Rasmusenas. Romanovskis, 1-0. Danielis Romanovskis iš 11 metrų baudinio, 28 minutė, 1-0 ir sveikinimai Danieliui, be abejo sveikinimai ir Edvinui Baniuliui. Na, Utenio puolėjas pademonstravo savybės, dėl kurių, turbūt, dėl dalies tų savybių ir buvo kviestas į rinktinę. Situacija, kur atrodė įvarčių nekvėpėjo, tačiau, na, yra tokia puolėjo nuojauta. Bėgo į kamuolį, perėmė, spėjo pirmas prie kamuolio perimt gynėjo perdavimą ir ten jau buvo fizika. Ekipos kapitonas, smūgis į vartus, įvartį! Klaidas Janonis. Šūvis į artimą į kampą ir štai ką reiškia netikėtas, nestandartinis sprendimas. Visi ir aš tame tarpe laukime, ar tai perdavimo, ar tai smūgio. Aš kalbėdamas apie tą smūgį, tai tikrai turėjau omeny būtent į tolimą į kampą, kaip kad dažnai būna, o Klaidas Janonis apgavo visus, apgavo gynėjus, apgavo vartininką, apgavo mane, bet ta apgavystė, kaip sakoma, na, smagi ir miela. Kamuolys skrieja ten, kur ir galvoja. Klaidas Janonis į artimą į viršutinį kampą papjautas kamuolys ir čia galima sakyti taip, rimta jėga ir puola. Oi, kaip gražiai Eligijus Jankauskas vėl įsiveržė į baudos aikštelę, atmeta kamuolį, perdavimas, smūgis ir trečiasis įvartis! Edvinas Baniulis! Edvinas Baniulis po gražios kombinacijos muša turbūt gražiausią šios dienos įvartį į Farerų salų rinktinės vartus ir šio įvarčiu galima gėrėtis, tuo labiau, kad jis buvo įžaistas po gražios kombinacijos, kurias dalyvavo keli mūsų žaidėjai. Vėl puikus Eligijos Jankausko žaidimas, įsiveržė į baudos aikštelę, atmetė kamuolį, perdavimas ir viskas buvo atlikta meistriškai. Paskutinis smūgis ypač nestiprus, tačiau, na, tokia apgaulinga trajektorija beveik per save, toks pusiau per save smūgis ir įvartis, kuris papuoštų bet kurios, sakyčiau, lygos rungtynes. Edvinas Baniulis